Tai tikiuosi, jūsų diena praėjo puikiai ir ačiū, kad skirėte laiko. Manau, šitas pusvalandis jūs nepraeis veltui, o jeigu praeis, tai jūs man galite čiate užduoti klausimą, kuris liks neatsakytas ir aš, jeigu negalėsiu iš karto atsakyti, tai skirsiu laiko po šio sutikimo, galbūt rytoj net arba artėjant ilgai savaitgalį ir surasiu atsakymą jums, nes mes su Radvilė esam čia tam, kad jūs gautumėt kuo daugiau naudos. Ir dažnai manęs irgi gavom ir komentarų, tokių klausimų, tai aš ieškau darbo, prie ko čia dabar aš turiu parduoti save. Ne? Tai vienintelis klausimas yra, mes kaip žmonės, ne, ieškodami darbovietės, susiduriam su potencialiais pirkėjais, ne, kurie sako, va, aš turiu 1 milijoną eurų ir aš ieškau ko nusipirkti. Ir realiai, jeigu tai pasižiūrėsite pakankamai kūrybiškai darbo skelbimą, ten ką rašo reikalavimai, ko galima tikėtis ir panašiai. Tai skambėtų kaip ir reikalavimai kažkaip produktui arba paslaugai ir įmonė ieško nusipirkti tam tikro produkto, o jūs be abejo esate tas produktas, kurį geriausiai pažįstate ir galite jį parduoti. Tik toks niuansas yra, kad įmonė turi vieną poziciją, vieną vietą, jai reikia vieno produkto, o jūsų dažniausiai vieną vietą yra labai daug. Ne? Aišku, iš kitos pusės, jeigu mes apsuktume dabar ne iš įmonės pozicijos, bet iš jūsų, tai yra, jūs galite save pasiūlyti vėlgi keletų įmonių ir žiūrėti, koks geriausias pasiūlymas jums bus arba ką įmonė siūlo. Ne? Tai šitoje vietoje turėkite omeny, kad visą laiką yra dvipusis ryšys. Tai ne jums tik reikia darbo, arba jūs norite įsidarbinti, arba norite daryti karjerą, bet ir kitai pusiai kažko reikia. Tai yra ta įmonė, bendrovė, organizacija, kurioje jūs potencialiai gali dirbti, jie irgi kažko ieško. Ieško pagalbos, ieško papildomų rankų, ieško kompetencijų, ieško kaip užsiauginti žmogų ir taip toliau ir taip toliau. Tai tikrai tai neturėtų būti, kad tik jums reikia, o kita pusė pakankamai liberaliai žiūri ir nesiskaito, sakykime, su darbuotojai. Gerai, tai mes geriausiai žinom, kas mes esame, ne? Tai yra, mes galim labai daug papasakoti apie save. Klausimas, ar ta visa informacija, kurią jūs žinot, reikalinga šiuo metu papasakoti jūsų potencialiam darbdaviui. Tai vėlgi skatinu į chatą rašyti, jeigu turite kokį klausimą ar komentarą, o aš pradėsiu nuo pagrindinių dalykų, ne? Tai jums, kaip jaunam žmogui, visą laiką įsivertinkit, kokias jūs žinias turite. Tos žinios turėtų būti ne tai, kad ką mokykloje mokiausi arba universitete, bet gal jūs galbūt paplankit kokius papildomus kursus, gal turit patirties su kažkuo, tai darėt kažkokį projektą. Pavyzdžiui, aš asmeniškai pasakosiu savo klientų, pažįstamų draugų ir savo asmeninės istorijos, tai aš, pavyzdžiui, savo CV įrašęs esu tokį dalyką, kad aš organizavau verslo misiją Lietuvos verslininkų į Braziliją. Ne? Vėlgi, tai yra žinios, kompetencija, kurią aš turiu, kurią sukaupiau prieš šitą projektą, nors tas projektas man neatnešė jokių pinigų, bet šita informacija visą laiką darbdaviui yra vertinama, jeigu tai gali padėti jūsų darbovietei. Tai vėlgi įvertinkite žinias, kurias turite, kursus, kuriuos išklausėte, galbūt ne dabar mokotės, tai gali būti ir kalbos, ir tam tikri dalykai. Kiti, bei savo studentavimo atliktus projektus, įsitrauktus į kažkokias veiklas. Kitas dalykas yra techniniai įgūdžiai visi, tai čia įdėjau raktą, veržliaraktį, bet tai viena labiau apie tai, ką aš sugebu padaryti. Ne? Jeigu žinios, tai ką aš žinau, ir techniniai įgūdžiai, tai ką aš sugebu padaryti. Pavyzdžiui, galbūt jūs lengvai galite paskambinti telefonu nepažįstamiems žmonėms ir su jais susitarti, gauti sutikimą, susitikti arba pasirašyti sutartį. Ne? Tai vėlgi, tokio dalyko mokykloje mūsų tikrai niekas nemoko, bent aš nežinau, kad mokytų. Galbūt universitete tą dalyką mokytis, o tiesiog turite tokį, pavyzdžiui, įgūdį, gal teko kažkur padirbėti, pavyzdžiui, studentų atstovybei ir neturite jokios baimės gauti neatsakymą. Ne? Tai vėlgi, toksai jūsų analizė turėtų būti sverti įgūdžius, kokius turite. Būkite savo vėlgi dosni, ne, turim daugumą merginų čia šiandien,
Tai negalvokite, kad aš šito nelabai išmanau, nes svarbu, kad jeigu jūs tai vertinate kaip įgūdį, tai ir jis turi atsidurti tenais. Ne? Pavyzdžiui, mano vokiečių kalba asmeniškai nėra gera, aš ją mokiausi savarankiškai, nes tiesiog aš per visą Lietuvą važinėju, turiu įvairiausių užduočių, projektų ir veiklų, tai man niekaip nepavyksta susirasti vokiečių kalbos kursų, kur aš galėčiau pakankamai liberaliai mokytis, bet aš išmokau ją, sąlyginai išmokau Duolingo appse ir mokėjau pakankamai neblogai, dabar aš ją kartojasi. Jeigu nueisit mano LinkedIn profilį, net matysit, kad aš esu, man atrodo, 14% proficient German language. Ne, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad aš, jeigu gerai išmanantis išmano 100%, tai aš bent suprantu pagrindinius dalykus vokiečių kalboje, tai yra susijęta su Duolingo ir aš galiu šitą įgūdį savo, tai nėra žinios, nes aš nesimokytų kalbos sistemingai, bet aš suprantu, aš galiu pasakyti, aš galiu įvardinti, aš galiu perskaityti kažkokį žinutę, aš galiu išversti tam tikrus dalykus mano profesinius iš vokiečių kalbos į anglų arba iš vokiečių kalbos į lietuvių. Tai vėlgi, įsivertam savo įgūdžius, ne, ką aš sugebu padaryti, ir tai nebūtinai gali būti įgūdžiai pagristi žiniomis. Galbūt jūs sugebat, pavyzdžiui, organizuoti žmonės arba motyvuoti žmonės, sakykime, nevyriausybinė organizacija, kurie dirba grinai už ačiū, sakykime, neskiriant kažkokį tai materialinės naudos. Tai irgi yra labai svarbu. Važiuojam toliau ir čia vardau strateginės kompetencijos, nes mes jas planuojame strategiją, tai ką mes darom ilgam laiko periode. Vėlgi pagalvokite apie to, kuo jūs planuojate būti, kuo jūs galite būti. Ne? Galbūt jūs šiuo metu, matau, dar prisijungia irgi Beatričė, labas Beatričė. Galbūt jūs šiuo metu studijuojate sritį, bet pavyzdžiui planuojate tam tikrą mokslo, bet planuojate, sakykime, ją susijęti su arba planuojate tapti įmonės vadovu, arba, nežinau, kažką išrasti, sukurti. Tai vėlgi pagalvokite apie tai, apie savo ateitį. Galbūt tai ateityje pasikeis, bet dabar, ne? Pagalvokite, kuo jūs planuojat, kuo jūs norit būti, ir galbūt tas dalykas, savo plano įvardymas arba strategijos įvardymas, link ko aš einu, gali būti jūsų darbdaviui įdomus ir net aktualus. Ne? Nes jeigu, pavyzdžiui, jie samdo žmogų, paimkim Coca-Cola. Visi turbūt žino, kas yra Coca-Cola. Coca-Cola nežinau, gal dabar pasikeitė, bet tada, kaip paskutinį kartą su jais bendravau, jie visada vadovus užsiaugina iš įmonės vidaus. Tai yra visame pasaulyje Coca-Cola niekada nesamdė vadovų iš išorės, tai yra jie neieško, kas turi tam tikras kompetencijas, bet Coca-Colos viduje žmogus auga keisdamas pozicijas, darydamas karjerą, gydamas naujų žinių, įgūdžių, jisai auga, sakykime, ir kyra karjeros laiptais. Tai pavyzdžiui, jūsų planas šiuo atveju netapti, vadovauti komandai, kviepti žmonės tokiai įmonei kaip Coca-Cola gali būti įdomus ir perspektyvus, jeigu jie ieško žmogaus, kuris viduje kompanijos užaugs. Okay? Gerai, tai vėlgi skatinu, jeigu yra kokių komentarų arba klausimų, į chatą rašykit, o aš važiuoju toliau. Taip, dar matau kažkoks HP jungiasi, turbūt čia kompiuterio pavadinimas. Gerai. Taigi, mes žinom, kad dažniausiai darbdavys ko prašo jau pakankamai ilgą laiką, tai yra CV ir motyvacinis laiškas, tai pakalbėsim šiek tiek apie tuos, aš tikrai neįsiu į detalės, nepasakosiu apie tai, kaip rašyti, yra begalė šablonų, jūs turbūt irgi tą dalyką esate darę. Jums svarbiausia yra prieš sudarant CV ar motyvacinį laišką, apie kurį dar šiandien irgi šnekėsim, inventorizuokite visus faktus. Ne, tai yra, susėskite, nežinau, ten į kompiuterį ar į telefoną susirašykite faktus, kurie yra susijęs su jumis. Visus. Tai turėtų būti atskiras visiškai failas arba nautas kažkoks tai, negu jūs rašysite CV, nelaikykite CV tų visų faktų ir aš neužilgo pasakysiu, kodėl. Tai yra, jūs inventorizuojat faktus, ką aš turiu menį, tai yra mokėtės, kur, nežinau, turėt mokėti aukštoj, aukštesnioj mokykloj ir iš eilės viską, kažkokiuose projektuose dalyvavot, iniciatyvose,
nežinau, visokios socialinėse veiklose, projektuose, kažkur nemokamai dalyvauja. Aš labai dažnai darbdavių klausiu, ypač stambių verslininkų, sakau, jeigu žmogus neturi darbo patirties, bet jisai turi patirties įvairiuose projektuose, pavyzdžiui, universitete, sako, jis turi apie tai informuoti mane, nes aš tai vertinu kaip pliusą didelį. Ne? Tai todėl jis turi visus tos faktus inventorizuoti, ne, ten kalbas, įgūdžius kompiuterių, tam tikrom programom, nežinau, hobiai ir panašiai. Viską laikyti vienam atskiram failui. Tada pagalvokite apie tai, galbūt, kai turėsite tos faktus, kas jūs suformavo kaip asmenybė. Ne? Tai yra, iš kur jūs, pavyzdžiui, kodėl jūs pasirinkot šitą specialybę, kodėl jūs, pavyzdžiui, jeigu dalyvat kažkokioje tai veikloje, ką jūs ten išmokot, ką jūs sužinojot. Nes faktų, mes dažniausiai CV, ką darom, tai išvardinam faktus, buvau to narys, ten vadovavau, tą dariau, ten mokiausi, taip toliau, bet CV mes dažniausiai neatskleidžiam, o kas iš to, kas įvyko mano gyvenime, ne? Ir va tie dalykai atsiguls į motyvacinį laišką arba jūsų interviu metu, kai jūsų paklaus, papasakot plačiau apie save, arba aš mačiau, dalyvavo tokiam projekte, arba dirba šitą darbą, pačiu papasako, kaip ten sekėsi. Ir tada jūs turėsite pasakoti apie tai, kas ten įvyko, ką jūs išmokot, kokius įgūdžius įgijot, kaip tai padėjo jums ateityje galbūt, arba jūs suformavo jūsų pasaulėžiūrą, nežinau, atsirado tam tikros vertybės, kuriamis jūs pradėjot vadovautis, ar dar kažkaip pasikeitė jūsų gyvenimas. Ne? Ir tai yra žymiai svarbesnė informacija negu faktas, kad jūs dirbote, nežinau, kažkokia tai UAB kažkas. Tai, ne? Ir be abejo, ir einam į trečią punktą, nes skaidriai matote, tai yra pagrįskite savo įgūdžius, kuriuos gavot įrodymais. Ne? Tai turėtų būti istorijos arba bent 1-2 sakiniai. Ne? Pavyzdžiui, aš ten dalyvau tokiam projekte, mano užduotis buvo vadovauti marketingo komandai, pavyzdys, arba pardavimų komandai, jeigu mes apie pardavimus kalbam. Ir turėjau iššūkių, tai buvo, sakykime, skirtingų motyvacijų žmonės, susipyko tarpusavę, bet aš savo mečiau iššūkį, kad juos suvaldyti, suburti kaip komandą ir papasakokit, kaip jūs tai darėt ir kas gavosi. Ne? Ypač jeigu tai gavosi teigiamai, gerai, komanda susilipdė ir pasiekė rezultatą, pasidalinkite su savo potencialiu darbdaviu vėlgi. Tai tuo įrodysit, kad jūs ne tik tai sakot, kad aš ten įgijau, pavyzdžiui, lyderystės arba motyvacinių įgūdžių, moku motyvuoti komandą, bet pagrysite, kad kas vyko jūsų gyvenime. Dažnai mes tai pamiršta ne tik jauni žmonės, bet ir apskritai žmonės, kurie ieško arba keičia darbą. Tai dar, kaip šis angliškai, summarizing arba laiko trūksta, tai nebelversiu lietuvių kalbą, bet dar kartą perbėgam apie 3 punktus. Atskiram failė kažkur tai, notes, dar kažkur susirašot, visus faktus, tada pagalvokit kiekvienu epizodu, kas atsitiko, kaip jums padėjo, ką jūs išmokot. Net jeigu tai buvo blogas epizodas, tai gal jūs kažką sužinojot apie žmonės, apie specifiką tam tikrą, nežinau, projektų valdymą ir panašiai, įsivardinkit, apgalvokit ir tada vėlgi pagalvokit, jeigu darbdavys užklaus, kokiom istorijom, kokiais pavyzdžiais aš galėsiu pagrįsti tą informaciją, kurią aš jam pateikiu. Važiuojam toliau, kaip sakom, pusvalandis turi ir pabaigą. Užsieniečiai, aš nemačiau pas mus, bet užsieniečiai dažnai naudoja tokį dalyką kaip brag book. Tai yra tokia pasigirimų knyga, tai jinai gali būti, aš tikrai mačiau Amazone, dabar negalėsiu atgaminti, bet aš manau, kad viena čia iš jų yra kairiai pusiai viršelis jos, tai matau net autorius yra, yra autorė, bet yra daug visokiausių variantų brag book, apie ką tas brag book. Tai ką viską mes kalbėjom, jūs turite turėti tokią savo pasigirimų knygelę. Nereikėtų jos ten rodyti, nešiotis ir panašiai, bet kai jums reikės kažkokios tai minties arba įsirašyti naują veiklą, jūs turėtumėte tą knygą registruoti viską. Ar tai būtų, ar tai failas, ar tai, nežinau, popierinė kažkokia knyga, ar tai nusiperkat tuščią žurnalą. Tiesiog pasigirkit, ką jūs gerai padarėt, net jeigu, kaip minėjau, nepavyko, pasižymėkit, ką išmokot ir ką galbūt darysit kitaip toje situacijoje ir panašiai. Čia galima įtraukti, jūs matote angliškai irgi, brag book content, galima įtraukti visokios apdovanojimus,
projektus laimėtus, kaip komandos narys, kaip vadovas, kaip kažkokios mažos dalelės komandos grupelė, kuriais galbūt vadovavote ar buvote narys irgi. Mylimas citatas, nežinau, social media postus, kurie jums patiko, gal jūs įpaustinot ir gavot gerus atsiliepimus, gal jūs kažkada gyrė, nežinau, mokytojai, dėstytojai, buvę darbdaviai, klientai, partneriai, pasižymėkit tos, nepamirškit, turėkit savo tą pagirų knygelę, Brag Book, kurią jūs galėsit kažkada tai ją atsiremti, papasakot savo darbdaviui, virtualiai atsiremti, papasakot savo darbdaviui istoriją arba prisiminti, lengviau inventorizuoti faktus ir prisiminti, kas jūs suformavo kaip asmenybė. Gerai, ir kitas dalykas labai svarbus darbdaviui, tai yra, be abejo, ir jums tai yra motyvacija, ne kas ta morka, kas veža jūs į priekį, jūs pirmą turėtumėte atsakyti savo tos dalykus, tai čia aš dėjau keletą motyvacinių dalykų, tai yra, gali būti, jeigu aš užimu kažkokį poziciją darbe arba siekiu, aš galbūt siekiu kažko tai užaugti kaip specialistas, ne? Arba kaip žmogus, arba kaip darbuotojas tam tikros srities, arba kaip būtų vadovas, ką aš jau minėjau, nedarot karjerą. Tai asmeninis tobulėjimas, ne, rezultatų siekimas. Kitas dalykas tai yra, galbūt jūs ieškote apibrėžtumo, saugumo, ramybės. Aš kaip pavyzdžiui kažkada aplikavau didelę kompaniją, manęs vienas iš klausimų buvo, o kodėl tu nori dirbti tokioj kompanijoje? Nesakė pavadinimo, bet sakė, kokio dydžio kompanijoje kaip mes, nes, nu, čia viskas, žinai, yra taisyklės. Ir man tada tikrai reikėjo saugumo, tokio užtikrintumo, ir aš sakau, žinot, aš jau atsiskleidžiau kūrybiškai, visokiausių projektų turėjau, aš dabar noriu dirbti komandoje, kuri turi labai aiškų tikslą, geriausiai ilgalaikį, ir judėti su ta komanda, įdedant savo patirtį ir žinias į priekį, siekti ilgalaikių tikslų, nes kol kas aš dirbau visą laiką būdavau trumpalaikiai tikslai. Nu ir karjeros specialistam tas mano komentaras užstrigo ir jiems tiko. Aš aišku, ne dėl to darbą gavau, ten susidėjo įvairiausių dalykų, bet tai buvo vienas iš tų dalykų, ką aš įvardinu, ne, ir jiems tiko. Kitas dalykas, trečias punktas, mėlynas, karjera gale, prestižas, ne, galbūt jūs norite daryti kažkokią karjerą arba dirbti toje kompanijoje, nes tas prekinis ženklas siejasi su kažkuo, tai jūsų galvoje, jūsų gyvenime. Kažkada aš aplikavau irgi poziciją tokią, bet turbūt kaip samdomas išorės specialistas į labai žinomą prekinį ženklą pasauliniu mastu. Jūs garantuoju, kiekvienas iš jūsų jį žinot, čia pavadinimu dabar kol kas. Ir manęs irgi klausė, žinai, su kuo tu asocijuosi šitas prekinis ženklas. Ir vienas iš dalykų buvo, kad unikalūs produktai, kad žmonės, kurie tuos naudoja tos produktus, jie save pozicionuoja kaip išskirtinius, suprantančius, vertinančius estetiką, minimalizmą. Ir kompanija save pozicionuoja ir aš, sakykime, aplikuodamas į kompaniją, dirbdamas kaip coachas, turėjau įvardinti. Ne? Ir tada klausimas, ar mes tam pačiam lygiai su kompanija. Tai nėra mano motyvacija kažkokia būti išskirtiniu, kad dirbti tik su ta, bet vėlgi, pagalvokite apie tai, galbūt jums vienas ar kitas prekinis ženklas imponuoja dėl to, kad jis yra kažkas tai. Aš neseniai moksleiviams dariau užduotį susirasti prekinį ženklą ir pažiūrėti, kaip jisai susikūrė, kaip jis iškilo. Tai nepatikėsit, jaunimas pasiėmė, ten, atrodo, 10-11 klasių, pasiėmė visokiausius ten Versace, kas ten dar, Red Bullius ir taip toliau. Tai prekiniai ženklai, kurie žinomi pasaulyje, pakankamai nepigus, brangesni ir kitokį, turbūt ir tiek prestižo. Net aš neperseniausiai, ruošdamas šitam pranešimui apie jau lentynas ir žiūrėjau, pavyzdžiui, Red Bullio kaina palyginus su Monsterio arba kitais energetiniais gėrimais yra žymiai aukštesnė. Tai vėlgi jie pozicionuoja per tai. Gerai, važiuojam toliau. Ketvirta nepriklausomybė, išraiška, kūrybiškumas. Tai vėlgi dar tai gali jūs motyvuoti, kad jūs būtų nepriklausomas, gal nori dirbti savarankiškai, ne komandoje, bet vėlgi tada klausimas, ar tai koreliuoja su jūsų darbdavio, tai ko ieško darbdavys. Ir gali būti kažkokia malonė aplinka, geri santykiai ir panašiai. Kodėl šitie dalykai svarbus? Jūs turite atsakyti visų pirma savo ir tada pažiūrėti iš tikrųjų, ko ieško jūsų darbdavys, ar jisai ieško tai, kas jūs motyvuoja. Ne? Aš nesakau, kad jeigu jisai ieško komandos žmogaus, o jūs vertinate laisvę, tai jūsų nepriims, bet jūs turite tada įvardinti darbdaviui, kaip jūsų nepriklausomybė, kūrybiškumas ir darbas vienam padės komandai važiuoti priekį. Bet vėlgi tada jūs žinosit, koks jūs,
arba kas jūs veža ir ko ieško darbdavys, bus lengviau rasti bendrus kompromisus, ane? Nes primirkit, kad jūs perka ir jūs parduodate. Ane? Tai čia tokia čeklistas, įsivardinkite keletą įmonių, kurios jums įdomios, apsibrėžkite, kokią sritį norėtume dirbti ir tada pagalvokite toje įmonėje, ne tam prekiniam ženkle, bendrovėje, organizacijoje, toje pozicijoje, kokie įgūdžiai yra svarbus. Ar jūs tų įgūdžių turite, ar trūksta? Vėlgi, tai čia savęs įsivertinimas, galit galbūt surasti pažįstamų, kurie dirba, ar pažįstamų, kurie dirba toje įmonėje. Ir pagalvokit, galbūt, jeigu jums trūksta tų įgūdžių, kai jūs galit kažką padaryti dabar, kad tos įgūdžių žinias pagerinti, ne? Tai čia toksai būtų plan of action, ne veiksmų planas, ką aš galėčiau pagerinti, jeigu tai yra jūsų svajonių darbovietė. Žinoma, šitą galėsim padaryti print screen, arba gal jūs nusifotografavot, kad čia neliktų tiesiog skaidrės ir jums būtų naudinga. Gerai, važiuojam toliau. Tai mes daugiau šnekėjom dabar apie jūs, pašnekėkim dabar apie darbdavį, ne? Kadangi aš sakiau, kad tai yra dviejų pusių, ne? Vieni perka, kiti parduoda, jūs parduodat save, kažkas jūs nuperka, tai pagalvokit ne tik apie prekinį ženklą kaip po tokį, ne? Nu, sakykim, paimkim, kad čia yra, sakykim, nežinau, paštas, tiek to tegul būna. Labai kietas paštas, pasaulinio lygio, nežinau, paštas, sakykim, koks nors UPS arba DHL kompanija, arba Royal Mail, ne? Ir tai vienas dalykas yra prekinis ženklas, o kitas dalykas yra ta pozicija, kurioje jūs dirbsite. Ar jį jūs veža, ar jį jūs kabina, ar jūs norit nuo jo startuoti, ar tai yra ta pozicija, kur jums viskas tinka. Nes dažnai mes matom ten, pavyzdžiui, paimti tą pačią Coca-Cola arba ten kitą prekinį ženklą, ten, nežinau, Lamborghini, ir atrodo, tai tas ženklas, ta kompanija, atrodo, viskas, jų įvaizdis arba tai, ką jie daro, yra mano svajonė. Bet jeigu jūs pradėsite žemai arba kažkokiai tai netokio reikšmingoje pozicijoje kompanijos mastu, ar jums bus ok? Nes kartais žmonės mato tik tai tą įvaizdį, bet negalvoja apie tai, ką jie kokį darbą darys ir nusivilia. Tai įsiverkite būtinai tą, peržiūrėkite, kas yra kompanija, kaip jinai matoma išorėje yra, kaip jinai save pozicionuoja, kokios jos vertybės. Pažiūrėkite, ar tos vertybės su jumis koreliuoja, ne? Nes jeigu ten yra punktualumas, tikslumas, o jūs kūrybiškumas, laisvė, ne, ten laisvas darbo grafikas, ne, kaip su to dalyku, kaip tie dalykai atsiguls, ne, kaip jūs save pristatysite darbdaviui. Aš ne kartą tiek, kai pats ieškojau darbo, tiek kaip specialistas norėjau prasiduoti, aš ne kartą esu gavęs klausimą, kai manęs klausia, ne tai, kad ne tas žmogus, kuris daro interviu, bet kažkoks darbuotojas sako, o jūs apie mūsų kompaniją pasidomėjote, o žinot, ką reiškia mūsų logotipas, kaip jis atsirado, o kokios mūsų vertybės ir taip toliau. Tai tie dalykai, kad išlys pokalbėje, daug šansų yra, tai mano, kad jūs geriau pasirodytumėt, suprastumėt, kas yra kompanija ir galų gale, kad kompanija matytų, kad jūs jie domėjotės, pasidomėkite tą įmonę, ne? Peržiūrėkite ne tik tinklalapį, bet rasite gal daugiau informacijos, ką jie daro, kaip jie daro, kokie jų planai ir taip toliau. Gerai, dabar kodėl, grįžtam prie to, ne, kur aš sakiau, faktų inventorizacija, ir kad turi būti atskirai falė negu CV, nes kiekvieną CV ir motyvacinį laišką jūs turėtumėt pritaikyti tam tikrai darbovietei ir tam tikrai darbo vietai. Skamba keistai, jeigu niekada to nedarėte, atrodo, kad wow, kam, ta prasme, aš neturėsiu ką čia rašyti, bet jeigu tai yra, pavyzdžiui, nežinau, darbovietė, nežinau, paimkim, kadangi mes esame Lietuvos pardavimų asociacijos renginys, einate į pardavimo vietą, tai jūs paimate tik tai tas faktus ir tas kompetencijas ir panašiai, kur, tu atsakysiu, Viktorija, kur yra vertingi būtų tai pozicija jūsų, pavyzdžiui, pardaviminį. Jeigu jūs einat į IT sferą, pagalvokit, kas iš tų faktų, nežinau, kompetencijų, įgūdžių ir žinių reikalinga IT. Visą kitą palikit šone. Nedėkit visko į CV, nereikia, jūs apsunkinat žmonių pasirinkimą, ne? Aš visą laiką sakau, kad pardavimas turi būti taip, kad jūs būtų galima lengva nupirkti. Tai padarykit taip, kad jūs būtų lengva nupirkti, ne? Įdėkit esminę informaciją, tai, kas gali būti, arba jūs žinot, kad vertinga darbdaviui, arba gali būti vertinga darbdaviui, ir kitus faktus palikit nuo šaly, ne? Kas jam gali būti neįdomu. Nereikia visko dėti. Lygiai tas pats eina ir apie motyvacinį laišką, ne? Čia jūs matot irgi vėlgi tam tikrą
frameworką, ne rėmą, ką turėtumėt padaryti, ten pakalbėkite apie įgūdžius ir žinias, kurios reikalingos tai pozicijai. Ir pagrįskit, kodėl būtent jūs turite samdyti tai pozicijai, kokią naudą atnešite tai pozicijai, tai įmoniai. Ir tas laiškas kiekvieną kartą turi skirtis nuo darbo pozicijos ir be abejo nuo bendrovės, nes skirtingos vertybės, skirtingai dirba, skirtingi supratimai ir panašiai. Taip, aš pažiūrėjau dar, ar liko pas mane, liko, jo, tai dabar ir Viktorija uždavė klausimą, aš mačiau, taip. Visi mato turbūt Viktorijos klausimą, aš garsiai įvardinsiu, jeigu jūs tik klausot manęs, o nežiūrite. O kaip reiktų tinkamai pasirinkti pačiam darbo pokalbį ir koks tinkamiausias atsakymas būtų studentui, neturinčiam didelės patirties, o darbdavys paklausė apie norimą atlygį. Ok, tai vėlgi, aš nesu darbinimo specialistas, tai iš tos pusės irgi ne visų galbūt klausimus tinkamai galiu atsakyti, bet pirmas dalykas, pasiruoškit tos dokumentus, apie kuriuos aš šnekėjau. Motyvacinis laiškas, CV tai yra visi permeta akimis. Motyvacinis laiškas, jisai gali inspiruoti įmonę jūs nupirkti, arba jūs pasamdyti, kitaip sakant, teisingai sakant. Aš ne vieną kartą esu padėjęs žmogui pataisyti motyvacinį laišką, nurodant apie tai, kokią naudą jo kompetencija, žinios ir patirtis atneš tai bendrovė ir tai pozicijai, į kurias dabar aplikuoja. Aš jau pasikartojau dabar. Tai vėlgi, tą informaciją pasiruoškit ir kai jūs kalbėsite apie save, nekalbėkite, kad, aš mokysiu ten, po to studijavau tą, dabar noriu tą, arba čia, kai mano vienas kolegas samdė žmogų, sako, kodėl jūs pas mus aplikuojat? Sako, tai manęs niekur kitur nepriėmė, tai aš nusprendžiau pas jūs pabandyti. Net neįdomu toksai šitą dalykas, tai pagalvokite iš tikrųjų, kaip įsiskirti ir kaip parodyti, kuo jūs būsite naudingas būtent šitam darbdaviui, šitai pozicijai, kokį jūs naudą galite atnešti. Ar tai gali būti, galbūt ta nauda jis gaus ir su kitu žmogum, bet su jumis gaus greičiau, arba jūs mokotės greitai, arba jūs turite žinias, nežinau, apie dirbtinį intelektą, kurį galite pritaikyti. Aš dabar improvizuoju, nekreipkite dėmesio. Tai taip, čia dabar dar vienas iššoko komentaras, bet aš grįžtu prie Viktorijos, atsakysiu ir šitą be abejo. Kitas dalykas, vėlgi, kai jūs dalyvaunate ir ruošitės pokalbį, interviu, pagalvokite apie tai, kokius klausimus galbūt jums gali užduoti darbdavys. Jeigu jūs neturit patirties, pavyzdžiui, galbūt darbdavys jūsų paklaus, mes ieškojam žmogaus su patirties, o jūs patirties neturit. Ką jūs tokį klausimą? Garantuoju, kad tas klausimas bus. Ką jūs jį pasakysit? Pagalvokit, koks bus klausimas, o čia ne veltui už knygutė yra. Pasirašykit jį ir pasirašykit atsakymą, kokį jūs planuojate jam pasakyti. Kam to reikia, jums padės susivokti. Ir ta patirtis vėlgi gali būti, galbūt jūs neturit patirties darbo rinkoje, bet jūs turit patirties su kažkokiais tai projektais, studentų atstovybei, su užduotim, su tam tikrais kursiniais, ką jūs darėte, ir galbūt ta patirtis, kurį jūs ten susirinkot, tik šitam darbdaviui, bet jūs turite ne jam leisti ją susirasti, bet jūs turite atskleisti ją patys, įvardinant, ar interviu metu, ar tam pačiam motyvaciniam laiške, kodėl jūs būtent aplikuojate šitą poziciją ir manot, kad jūs atnešite čia vertės ir naudos šitam darbdaviui. Darbdaviui tai įmonė arba skyriui. Dabar, Viktorija, pabaigiant tavo klausimą. Ir visą laiką būkit profesionalus. Jeigu, pavyzdžiui, įsivaizduokit, jūs pirmą kartą vėluojate, tai, blemba, kaip tada jūs pasižiūrės, darbdavys. Kitas dalykas, jeigu jūs atsinešėt užrašų knygutę, ką matot skaidriai, tai ten turėtų būti vėlgi klausimas, kuris nori darbdavio paklausti, tos komandos paklausti, pasižymėkit, ką sako, žinai, gal jums būtų reikės kažkokį užduotį padaryti. Nesineškite daiktų dėl to, kad jie tiesiog guli, Arba jeigu jūs turite telefoną ant stalo, pasakykit, pavyzdžiui, aš tai visą laiką sakau, aš pasilieku šį telefoną, nes užsirašysiu pastabas ir komentarus, kad nepamiršiu, Vėlgi, duokit priežastį, ir tai darykit. Apsirenkit tinkamai, kukliai, neiššaukiančiai, nes tai yra, vėlgi, jūs susidarys pirmą įspūdį. Tai aš nekartą girdėjau, sako, blemba, atėjo pas mane žmogus su aptampytų, nuplautų, nuskalbtų megztinių, žinai, aš nežinau, ką daryti, žinai. Ir ar priimti darbą ne vien dėl šito, tai įsivaizduok. Gerai, Radvilė, tavo klausimą irgi matau, atsakysiu, bet dabar einam prie... dėl atlyginimo, Viktorija, dar, Tai
jūsų atlyginimas kaip studento, pasidomėkit, kokie atlyginimai yra rinkoje, nu, matosi, turbūt darbo skelbimuose. Ir jeigu jūs neturit patirties, jūs net ir jums yra okei, jūs galite pasakyti, žiūrėkit, aš suprantu, kad aš dabar neturiu patirties, galim sutarti, pavyzdžiui, kad aš, nežinau, 3 mėnesius, kol mokysiuos, galiu ten dirbti, nežinau, už 9 procentų ar 8 procentų tos algos, kuri mokama specialistų su patirtim. Ir aš manau, kad per 3 mėnesius aš greitai mokausi, ką minėjau, arba tam projekte DTT, aš išmoksiu arba įgysiu pagrindinės žinias ir galėsiu dirbti pilnu tempu po 3 mėnesių, po 2,5 ir panašiai. Vėlgi, mes irgi su Radvilė kalbėjom, žmonės lengviau daro sprendimą, kai tas sprendimas yra pigesnis. Jūs taip pat turbūt kiekvienas iš jūsų, jeigu matot, kad reikia už 10 eurų kažką pirkti, tai lengviau priima sprendimą, negu tai, ką reikia pirkti už 1000 arba už 10 000 eurų. O kai žmogus samdo kitą žmogų, darbdavys, korporacija, padalinys kažkoks, tai visą laiką yra skaičiuojama, kad išlaidos yra 6 mėnesių atlyginimas, plus laikas įvairių specialistų investuotas į jūsų paruošimą. Tai ta suma tikrai gali būti 10 tūkstančių, darbo vietą, galbūt atrankistui sumokėjo, kad jūs atrinktų ir panašiai. Tai ir tam priims sprendimų žmonės tiesiog bijo prisimti riziką, arba jie nežino, ar jūs tiksit ar ne. Jūs turit pokalbį ir dokumentuose viską sukurti taip, kad įrodyti arba parodyti jam, kad jūs esat toks ir ta rizika yra mažesnė, nes aš atskleidžiu informaciją, koks aš esu, kokia aš esu, kaip aš dirbu, ką aš vertinu, kas man gerai sekasi. Ir tą aš galėsiu daryti čia ir taip galėsiu, pagreitinti procesus, sudėlioti, sustiguoti situaciją, perimti darbus greičiau ir panašiai. Gerai, kai važiuojam tada prie pseudonimo HP. Taip, rinkoje yra daug skelbimų, kur iš tikrųjų darbdavys neieško darbuotojos, o tik skelbimų. O ar daug darbuotojų skelbimų rinkoje? Kas iš tikrųjų darbdavys neieško darbuotojų, tik skelbimą laiko? Nežinau, negaliu pasakyti, bet jūs galit ką padaryti, pavyzdžiui, paskambinkit tam darbdaviui. Net jeigu nėra telefono numerio, tikrai galite internete susirasti, paskambinkit jam, nežinau, kad sekretorės lieps sakyti, mačiau tokį skelbimą, turiu čia porą klausimų, aš tos klausimus sakytų pasiruošti, ir tai bus priežastis, kodėl darbdavys, kažkas domisi, pamatys, ir jums pasakys, neieškau, arba mes jau suradom, viskas bus aišku. Jums nereikės ten ruošti CV, specialaus ir motyvacinio laiško, jūs susigausite atsakymą. Nes paskutiniu metu pakankamai dažnai sudarė problemų. Jo, Lietuvoje apskritai labai įdomu yra, ką aš pastebėjau, ir esu su daug ir aplikuojančių žmonių kalbėjęs ir su samdančių. Tiesiog šitas darbas informuoti žmogų, kad jisai netinka, yra tokiam žemam prioriteto, lygyje, kad tiesiog žmonės nesistengia pasakyti, kad jūs netikot. Ne tai, kad jūs netikot, bet galbūt jūsų net kompetencija yra per aukšta, bet iš esmės jūs netikot vienokį ir kitokį atveju, todėl jūs nesamdo. Jo neatsako, bet atsakymas tas pats yra. Paskambinkit. Aš suprantu, kad jaunimas galbūt neįpratęs skambinti ir tai yra pakankamai sudėtinga, bet paskambinkit, jūs vėl parodysit tai bendrovė arba su to žmogum, su kuriuo šnekėsit, kad jums rūpi, kad jūs ne tik išsiuntėt ten milijonų užklausų, bet kad jūs domitės, kaip su šita pozicija, kada bus atsakymas, ar gavot, ar dokumentai ten jūsų siųsta informacija, ar gauta yra. Duokit apie save žinoti, išsiskirkit iš kitų, nes nebūkit tas, kur tiesiog išsiunčiat 10 arba 100 užklausimų ir laukia, gal kas nors paskambins. Būkit kitokie. Radvilė rašo. Aš dar gal galėčiau pridėti prie šitą, kadangi kalbėjau su įdarbinimo agentūra, tai iš tiesų klausimas, koks tas yra laikotarpis, kai nesulaukėt jokio atsakymo. Nes jeigu tai yra savaitė, jei yra 2 savaitės, tai viskas yra ties tuo gerai, nes įmonės tiesiog yra atrankos procese. Ir kartais tas atrankos procesas
užtrunka mėnesį, pusantro. Tai čia klausimas, apie kurį mes laikotarpį šnekam. Bet tikrai taip sutinku, kad būna darbdavių, kurie neatsako ir Žano mintis yra labai gera, kad tiesiog paskambinti ir pasiklausti, kokia tai yra situacija. Ir iš įdarbinimo agentūros pusės galiu pasakyti, kad jie uždeda dar papildomą tokį pliusiuką, nes jums rūpi ir jūs klausėt, jūs domitės. Vadinasi, darbo aplinkoje tikrai atsiras panašių situacijų, kai jums rūpės ir jūs skambinsit ir jūs norėsit gauti atsakymą. Tai čia yra labai gera savybė potencialiam darbuotojui. Super. Ir tada dar aš skatinu, žiūriu, mes jau pusvalandį viršėjom, bet skatinu, jeigu dar turite kokį klausimą, tai būtinai rašykit. Ir Radvilės klausimas, kokius klausimus reikėtų užduoti darbdaviui iš potencialaus darbuotojo pusės. Tai aš manau, visi klausimai, kurių jums yra įdomus, kas susijęs su darbo pozicija ir jūs neradot atsakymo, nežinau, skelbime ir panašiai. Kitas dalykas, visą laiką paklauskit apie ateitį. Jeigu, pavyzdžiui, nėra viešam šitam, nežinau, internete, ten spaudo ir panašiai. Kokie planai? Ar įmonė ruošiasi stiprinti šitą poziciją? Kokie planai artimiausiam, nežinau, 3 metam? Kaip įmonė save mato, ar, nežinau, kas keisis, įmonėje, kokie pokyčiai galbūt planuojami. Žmonėms yra patinka šnekėti apie tai, ypač jeigu jie už tai atsakingi, kas bus į ateitį, ką jau suplanavo ir taip toliau. Bet ačiū, Agne, tau, produktyvaus tau susitikimo interviu. Tai visi šitie klausimai rodo, kad jūs domintis ir pasidomėti. Arba jūs galite užduoti tokį patikslinantį klausimą, pavyzdžiui, mačiau tinklalapyje tas ir tas. Arba mačiau paskutinį jūsų naujieną, ten, nežinau, verslo žinių puslapį arba Delfi rašė apie tą. Kažkaip užkliuvo ten kažkas, tai žinai. Klauskit, šnekėkit, domėkitės galų gale, jeigu jūs susiesit savo laiką, pastangas ir gyvenimus su tam tikra įmonė, tai jūsų bus realybė. Jūs turite apie tą realybę sužinot kuo daugiau, kad saugiai, gerai jaustis ir realizuoti save, pasiekti savo užsibrėžtus tikslus ir nežinau, ko jūs dar norit, karjeros, pokyčių, laisvės ir taip toliau. Ir kaip išsiskirti iš kitų kandidatų kūrybiškai darbo pokalbio metu. Irgi Radvilė, neklausė, čia padeda jums. Tai tų situacijų yra įvairių. Mačiau, kai kurie dabar daro, vietoj CV daro infografiką. Nežinau, aš mačiau, kad tai daro, pavyzdžiui, CV atneša kaip piešinį su ikonėlėm visokiausiam, su ten šitais. Mačiau socialiniai medijų labai tokie žmonės gyrė, nežinau, kaip iš darbdavio pusės tai atrodo, bet aš manau, kad jeigu jūs būsite tas žmogus, kuris užduos klausimus apie darbdavį, apie poziciją, apie, nežinau, pavyzdžiui, jūs galite paklausti, okei, bet aš kaip įmonė daroma karjera, sakykime, jeigu aš užimu šitą poziciją ir atitinku ten reikalavimus, arba kaip įmonė investuoja į darbuotojų apmokymus, tai yra, jeigu aš noriu, sakykime, kažkokią kompetenciją pakeltą, ar įmonė investuoja, ar aš pats iš savo pinigų turiu tą daryti. Tai visi šitie, čia galbūt net nekorektiški klausimai, neteisingi, bet kažkas į tą pusę, sužinoti tą informaciją yra labai svarbus, nes vėlgi jūs rodot, kad ko jūs siekit. Arba, pavyzdžiui, jeigu įmonė įvertina vertybę savo, kaip pateikė viena iš, kad jie investuoja savo darbuotojus. Arba, sakykime, savišvieta, vienas iš pagrindinių darbuotojo, ten, nežinau, sėkmės faktorių įmoniai, tvarkojate ir kalbėkite apie tai su jais. Ir kitas dalykas, ką minėjau, jeigu jūs būsite tas žmogus, kuris kalbės apie vertes ir naudas, kurias galite atnešti įmoniai su savo žiniom, patirtim, kompetencijom, įgūdžiais, nežinau, įvairiais įgūdžiais. Nebūtinai, kad jūs ten kažką mokat ir žinot, ką dabar ten padaryti, suprogramuoti, bet pavyzdžiui, kad jūs ten greitai mokotės arba labai greitai galite įsisavinti arba greitai įsilieti kolektyvą, nes buvo tokių faktų jūsų istorijoje. Tai vėlgi yra tam tikras privalumas. Kitas dalykas, kas yra svarbu, pagalvokite apie tai, kas jūs sieja su to prekiniu ženklu. Gal jūs turite kažkokią sąsają. Viena mano konsultuota mergina, lietuvė, jinai persikėlė iš užsienio į Lietuvą už tai, kad gavo darbą su
čia ne lietuviška kompanija, bet Lietuvoje, tai jinai, pavyzdžiui, jinai susiejo tą kompaniją emociškai su to prekiniu ženklu, nes jinai, kai buvo maža, gyveno šalia gamyklos to prekinio ženklo. Ne? Ir jinai sakė, kad visą laiką, kiekvieną dieną praeidavau ir esu močiutei pasakiusi, kad vieną dieną aš dirbsiu pas juos. Ne? Tai vėlgi yra toks, žinai, kaip paskutinis akcentas gali uždėti tokį, žinai, emocinį sąryšį tų žmonių, kurie jau tą prekinį ženklą atstovauja ir jūsų. Dar matau čia prirašę, tai aš tada važiuoju toliau, nes jo, noriu atsakyti. Kol dar online, taip. Ok, kaip suprasti, ar potencialus vadovas yra geras ir galės man skirti laiko? Čia jau dažniausiai bus turbūt ne pirmas pokalbis, o gal kai kuriuose mažosios įmonėse ir pirmas pokalbis tai yra paklauskit, kaip įpratę dirbti, žinai, arba kaip atrodo, pavyzdžiui, savaitė jūsų kolektyvo, ne? Ar tai ofise darbas, ar jeigu tai pardavimų darbas ir išvažiuojamas, žinai, ar jie dirba iš namų, kažkas tai galima dirbti taip ir taip, jeigu dirba iš namų, ar būna kažkokie susirinkimai ataskaitiniai, ir tu tada, tu įtraukdamas tos žmonės į tokį pokalbį, tu suprasi, kaip jie dėlioja savo darbą, ne? Kaip jų darbą organizuoja. Ir pavyzdžiui, kažkas galbūt palieka tos darbuotojus, ne, tiesiog siūs man ataskaitas ten kas savaitę, ką tu padarei, o kiti sako, pavyzdžiui, darom tenais vieną zoominį, kokį, kaip mes dabar sėdim zoom'e, o kitą gyvą, neturi ateiti darbą ten penktadienio ryte, atsiskaityti ką nuveikė, ne? Tai vėlgi iš to padarys. Ačiū to, Beatričė, už dalyvavimą, gero vakaro ir dar tada Taip, kiek laiko yra normalu teirautis pas potencialų darbdavį dėl progreso atrankoje? Prieš 2 savaitės buvo paskambinta, kad CV išsiųstas ir kaip su jo situacija. Atsakymas, vykdoma atranka, dar mažiausiai 2 savaitės vyks, po 2 savaičių skambinti normalu ar laukti ilgiau dėrėtų. Aš tavo vietoj siūlyčiau ne po 2 savaičių skambinti, o po 1,5. Nu taip grubiai. Ne, bet kada, jeigu tu pasako 2 dienos, už 2 dienų nuspręsiu, skambi po 1,5 dienos. Kodėl? Nes galbūt jie čia apskritai tinka bet kokiems, ne tik tai darbo pokalbio, bet kokiems pardavimams. Jie dažnai būna, kad sugalvom anksčiau priimti sprendimą. Tiesiog jie mato, kad tie 2 kandidatai ir ten visi kiti 20 neįdomus, bet jeigu tu paskambinsi ir pasakysi, kad hei, ten kokia situacija, sakėt, už 2 savaičių bus sprendimas, man įdomu, nes aš tikrai noriu pas jūs dirbti, žinai, arba šitą poziciją man labai įdomi, aš visus kitus pasiūlymus, žinai, atmetu, arba ten nedalyvaunu, laukiu iš jūsų atsakymo, tai tu gali tą savo dokumentų pluoštą, nes CV ir motyvacinį laišką atkelt prie tų 2 kandidatų. Ne? Tai vien dėl to. Kitas dalykas, man pačiam paskutiniu metu irgi buvo tokia situacija, man paprašė pasiūlymą pateikti darbo pabaigos, penktadienį praėjusi, ir aš padariau iki 4, kolega ten dar padarė gražių apipavydalimą dizaino ir mes viską išsiuntėm iki darbo pabaigos. Ir atėjo pirmadienį atsakymas, kad jie 3 valandą pasirinko kitą žmogų. Kodėl? Aš ką jau pasakiau, kartais žmonės priima anksčiau sprendimus, tai nelaukit paskutinės minutės, jeigu sako, kad po 2 savaičių skambinkit po 1,5. Ne? Nu ir taip toliau. Tai kolegos, aš manau, kad jeigu jūs, čia dar žiūriu, kažkas taip, jeigu dar turi kokį greitą klausimą, tai nerašykit, įsijungit mikrofoną ir paklauskite, bet mes kaip ir einame į pabaigą, tikiuosi jums buvo naudinga. Jeigu labai reikės kažkokio patarimo, galite susirasti mane socialinėje erdvėje. Nepasakysiu, kad atsakysiu per 24 valandas, bet jums dalyvaujantiems, ne, čia, kurie buvo ir yra, tai tikrai galėsiu, bet į kažkokį klausimą padėti atsakyti, arba bent jūsų motyvacinį laišką iki 1 lapo peržiūrėti ir duoti bent vieną patarimą, arba ką galima pakoreguoti. Žanai, ačiū. Nu, čia, žinok, yra auksinis patarimas, studentai, naudokitės, nes čia yra truputį tokia unikali proga. Aš dar nesu girdėjus, kad verslo žmogus būtų pasiryžęs duoti komentarų į motyvacinį. Jo, ir į pabaigą aš noriu jums parodyti, kaip šlifuojami brangakmeniai. Tai kartais jie atrodo pilki akmenukai, bet dirbant su jais, ne,
kaip ir su mumis žmonėmis, mes visą laiką galim rasti iš to paprasto akmenuko, nespalvoto ar dešimtinčio, išgauti tam tikros formos originalios brangakmenį, kuris bus labai brangus, bet tam reikia jį poliruoti jums, save, žiniomis, įgūdžiais, paslaugomis, kurias jūs teikite mokamai, nemokamai, ir dėliokit save kaip specialistą, to, ko jūs norite tapti. Nepavyks vienu, galbūt pakeisite ir, sakykime, būtų, kad būsit rombus, tai ką pasidarysite širdelę, ne, kaip ten vat, yra nuotraukoje, bet nesustokite, kuo daugiau jūs ties savim dirbsite, tuo vertesnis specialistas ir lengviau pasamdomas būsite. Žanai, labai ačiū. Ačiū dalyviams, kurie prisijungia dabar arba kurie stebi įrašą. Tai daugiau darbo skelbimų, kas norėtų sieti savo karjerą su pardavimais, galit rasti pardavimų asociacija.lt. Turim įvairių pozicijų, ne tik pradedantiesiam, bet ir C-levelio vadovam. Tai visą laiką galite atkreipti dėmesį į tai. O dabar tiesiog norėčiau palinkėti gero vakaro ir iki susitikimo kitose renginiuose. Iki.